Turbūt kiekvienas žinote, kad kavą galima gaminti ne tik iš kavos pupelių, bet ir gilių. Kilpinių ar varnalėšų šaknų, erškėtogių sėklų ar net morkų. Bet turbūt mažai kas žino, kad kavą galima gaminti ir iš bananų. Taigi pasirodo, tokia kava vaišina Magifix savininkė ir trenerė Ilona Miknienė. Užsukime. Mes esame Šiauliuose kūno dizaino studijoje Magifix, kuri persikėlė į naujas patalpas. Jauku kaip namie. Atėjau, atsipalaidavau ir Ilona Miknienė, klubo savininkė, trenerė, nusprendė mane palepinti moteriškai ir pavaišinti saldžiu patiekalų gėrimų, nes visos moterys nepaslaptis mėgsta saldumynus. Labadiena, mėly žiūrovai. Šiandien mes gaminsime bananinę latė. Ir parodysiu smaližiams, tikrai mes mokame ir geresnių dalykų, bet šiandien parodysime smaližiams kažką tokio paprasto, kažką turime visi namie, paragauti ir pasilėpinti, laikantis dietos. Tai tada pradedam. Mums reikės vieno banano, bus 2 porcijos vieno banano, vieno puodelio kavos, reiškia iškart ir pilam. Gali būti kava karšta, gali būti šalta, įpilame į mikserį. Sudėsime bananus. Toliau pilame tiek pat lieso pieno, 1%. Į tą patį puodelį galim pilt. Ilona, klubas labai jaukus ir sakyčiau gal net šiek tiek moteriškas. Skirtas moterim ir pritaikytas, ar tinka ir vyram? Sporto klubas yra ir vyrams, ir moteriams, nes tikrai treniruoklių yra daugiau negu praeitoje salėje, ir hantelių daugiau, ir blynų. Tiesiog vyrai gali ateiti ir pakeisti savo formas, padailinti, ne tik moteris, nes kitą kartą gal bijo moters trenerės, bet iš tikrųjų tai drąsiai padėsiu, ypatingai kas viršsvorį turintys vyrai. Galima įdėti ant šitų 2 porcijų 1 šaukštelį rudo cukraus, tai mes šiandien jį įdėsime. Mes nesilaikom dietos. Nes mes mėgstam saldžiai. O kas jau ir laikosi dietos, pakanka ir banano saldumo iš tikrųjų. Dar kas liečia sporto klubo narius, jeigu lanko mama, gali atsivesti ir sūnų, ir dukrą, ir savo vyrą, jiems padarysiu nuolaidas. Kas liečia metantiems svorį, dabar artėja Velykos, tai pas mane yra tokios svarstyklės, kurios nustato biologinį amžių. Galėsite ateiti pasidaryti su 50% nuolaida, tai bus Velykų savaitės 2, tai bus maloniai priimti ir pažiūrėsim, kokių vitaminų jums trūksta, ant kiek jūs esat jaunesni ar senesni pagal savo amžių, koks jūsų metabolizmas, pažiūrėsim, kiek jums reikia kalorijų per dieną. Na ir labai maloniai kviečiu ateiti apsilankyti. Liko vienintelis momentas, cinamono truputis toms moteriams, kurioms šąla galūnės ir tos, kurios labai yra didelės tikrai smaližės, kad joms nebebūtų toks didelis apetitas, nes cinamonas mažina apetitą. Ir viskas, mes einame plakti. Štai ir viskas, mūsų kokteilis išsiplakė. Mes įpilsime. Praktiškai gali pasidalinti ir 3 ir 4 žmonės, žiūrint, kokios jūsų taurės bus. Mums dar liko, matot, dabar pakelsim. Ir pabarstysim cinamoną, kad gražiau būtų. Mūsų cinamonas pagrindinė medžiaga šiandien dienos. Ir dedam po šiaudelį. Viskas. Desertas baigtas. Ragauju. Žiūrėsiu naują klubą. Ačiū. Lauksiu labai klientų naujų. Ir ruošimės vasarai. Neblogai. Skanu. Taigi, kaip laidoje jau buvo minėta, kitoje laidoje parodysime apie choreografinį pasiruošimą ir jo svarbą sportininkams. Ir ne tik sportininkams, taip pat ir televizinio projekto dalyviams. Taip pat pristatysime artėjantį, kuris vyks spalio mėnesį, Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionatą bei gintarinę taurę turnyrą, apie naujoves šiuose varžybose, piniginius prizus bei trumpai pristatysime taisyklės.
ir pabandysime pasidomėti, kaip sekasi televizinio projekto dalyviams. Na, o šiandien atsisveikinu. Susitiksime tais pačiais kanalais, tuo pačiu metu po 2 savaičių. Iki.